Pradžios knyga, 16 skyrius. Abramo žmona Saraja nebuvo pagimdžiusi jam vaikų, ji turėjo egiptietę tarnaitę vardu Hagarą. Saraja kreipėsi į Abromą: žiūrėk, viešpats sulaikė mane nuo gimdymo, todėl sueik su mano tarnaite, gal nors per ją aš turėsiu sūnų. Abromas paklausė Sarajos prašymo, taigi tada, kai Abromas buvo išgyvenęs 10 metų Kanaano krašte, Abromo žmona Saraja paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abromui kaip žmoną. Jis suėjo su Hagara ir jį pastojo. Pamačiusi, kad tapo nėščia, ji ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. Tuomet Saraja tarė Abromui: tu kaltas dėl mano daromos skriaudos, daviau savo tarnaitę tau į glėbį, o ji pasijutusi nėščia žiūri į mane su panieka. Tebūna viešpats tavo ir mano teisėjas. Abromas atsakė Sarajai: tavo tarnaitė tavo rankose, daryk su ja, kas tau tinka. Saraja tad su ja taip šiurkščiai elgėsi, kad ši nuo jos pabėgo. Viešpaties angelas atrado ją prie vandens šaltinio dykumoje, prie šaltinio pakeliui į Šūrą ir tarė: Hagara, Sarajos vergė, iš kur ateini ir kur eini? Jie atsakė: bėgu nuo savo šeimininkės Sarajos. Viešpaties angelas tarė jai: grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai, nes kalbėjo jai viešpaties angelas toliau: padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kad jie per daugumą bus nesuskaitomi. Viešpaties angelas tęsė sakydamas jai: žiūrėk, tu esi nėščia ir pagimdysi sūnų, pavadinsi jį Izmaeliu. Nes viešpats išgirdo tavo sielvartos šauksmus. Jis bus smarkus žmogus, ranką pakėlęs prieš visus, o visi prieš jį. Pykdamasis su visa savo giminė gyvens. Su ja kalbėjusi viešpatį jį taip pavadino: tu esi matymo dievas, sakė ji. Nes argi aš iš tikrųjų mačiau Dievą ir pamačius išlikau gyva? Todėl šaltinis buvo pavadintas šaltiniu gyvojo, kuris mane mato. Jis yra tarp Kadešo ir Beredo. Hagara pagimdė Abromui sūnų, kurį jam pagimdė Hagara, Abromas pavadino Izmaeliu. Abromas buvo 86 metų, kai Hagara jam pagimdė Izmaelį.